Va. Čia yra alvidukas. Geras meškutis. Čia bus visą laiką. Alviduk, pasėdėk. Sveiki, jūs žiūrite NKTV jau trečia naujojo sezono laida. NKTV pasiruošusi ir toliau tenkinti jūsų nenuilstantį žaidimų ir pramogų alkį. Kviečiu sudalyvauti konkurse. Konkurso pavadinimas... Šneku kaip prisukamas laidų vedėjas. Ko aš negaliu paprastai šnekėti? Konkurso pavadinimas yra Kur slepiasi mėsa? Va. Konkurso esmė, bičiuliai, yra tokia. Klausykite manęs įdėmiai. Šioje laidoje, galbūt po kelių sekundžių, o galbūt po kelių minučių, jūs ekrane išvysite mėsos nuotrauką. Ji rodysis trumpai, tik tai blykstels, bet jūs turėsite būti atidus ir pasižymėti, kurią laidos minutę ir kurią laidos sekundę tiksliai. Ekrane blykstelėjo mėsa. Tada atsakymą atsiųskite mums elektroniniu paštu. info@nktv.lt. Štai užrašytas adresas apačioje. Ir jau kitoje laidoje visi atsiuntę teisingus atsakymus gaus prizą. Pažadu, absoliučiai visi. Koks yra prizas? Tebūnie tai staigmena. Taigi, pradedame konkursą, Kur slepiasi mėsa. Žinot ką, o dabar imkim ir vieną kartą bei visiems laikams išsiaiškinkim tokį skaudų klausimą, prisipažinsiu man. Šitas klausimas vadinasi naujienų klausimas, technologijų naujienų klausimas. Jūs ten Facebook'e parašote, kad laidoje matote pasenusias naujienas ir visokią kitokią velniavą. Aš jums paaiškinsiu, kaip yra iš tikrųjų. Šita laida yra filmuojama likus tikrai ne dienai ir tikrai ne dviems iki sekmadieninio eterio. Mes filmuojame likus mažiausiai savaitį iki eterio. Todėl logiškai pagalvokime visi kartu. Bet kuri naujiena, kurią aš ištrauksiu internete filmavimo dieną, yra jau sena, jau savaitės senumo, kai jūs pamatysite ją sekmadienį. Ir apie ją bus parašysi Alfa, Delfi, 15 minučių ir visi kiti lietuviški portalai. Todėl paprasčiausias sprendimas būtų nesakyti, kad mes turime daug naujienų ir kad mes galim papasakoti šviežiausius įvykius iš technologijų pasaulio. Ne, tikrai mes to padaryti negalime. Bet vieną kitą dalyką pateikti galime. Na, kad ir pavyzdžiui tokį. Štai planšetiniai kompiuteriai. Atsirado nauja rinka, planšetinių kompiuterių rinka. Kol kas lyderis joje aiškus, tai yra antrasis iPadas. Iš viso iPadų, kiek aš skaičiau, yra parduota 40 milijonų. Žiauriai daug, sutikite. Ne per seniausiai pamenate turbūt, kad Amazonas pristatė Kindle Fire. Spalvotų ekranų taip pat planšetinį kompiuteriuką. Tiesa, jisai techniniais parametrais atsilieka nuo iPado, bet užtat jis kainuoja $200. Kai pigiausias iPadas kainuoja $500. Na ir analitikai sako, kad Kindlas parduodamas vis didesniu ir didesniu tiražu ir jis po truputėlį atima iPado rinkos dalį. Tuo tarpu žmonės iš Apple sako, Hebra, mums Kindlas nebaisu ir nepaisant to, kad jo pardavimai didėja, Kindlas mums yra netgi draugas ir pagalbininkas. Kur logika? Konkurentas, ar ne? Pigiau kainuojantis jau nuperkama vis daugiau. O čia produktas iPadas ir sako, kad gerai, kad yra tas konkurentas. Apple žmonės aiškina šią situaciją štai kaip. Pasirodo, kad žmonės pabandė Kindle už $200. Užsimano iPado, kuris kainuoja $500. Tai yra, žmonės per Kindle įžengia į planšetinių kompiuterių rinką. Štai taip. Ir žinot, ką aš laikau rankose? Senos NKTV betakaminės kasetės. Beje, galbūt jūs niekada nematėt betakaminės kasetės. Aš ištrauksiu jums vieną, parodysiu. Štai pavyzdžiui, ši kasetė kažkada, o tai yra 2001 metų, lapkričio 17 dieną, daugiau negu prieš 10 metų, buvo vežta į LNK televiziją ir rodyta LNK eteryje. Tai va, tai tokių kasečių mes turime labai daug ir pagalvojom, kadangi mūsų laida jau pasaulį išvydo prieš daugiau negu 10 metų, pirmoji pasirodė dar 99, tai mes galbūt galėtume kartais kartu su jumis pažvelgti į praeitį ir pažiūrėti, koks šiek tiek dabar komiškas ir juokingai atrodantis technologijų pasaulis buvo tada. Taigi, bičiuliai, pirmą kartą mūsų laidoj naujoj debiutuoja NKTV archyvo rubrika ir dabar nusikelkime į 2001 metų gegužės 12 dieną ir pažiūrėkime,
kokį galingą kompiuterį pristačiau jums tada. Bendrovė BMS kompiuteriai pristato šiuolaikinį kompiuterį Vikingas. Šiam kompiuteriui žurnalo Naujoji komunikacija atlikto kompiuterių palyginamojo testo metu buvo suteiktas NK geriausio įvertinimas. BMS Vikingas nepaliko jokių šansų konkurentams trimatės grafikos bandymuose. Taip yra todėl, kad šiame kompiuteryje yra trimačio vaizdo spartintuvas su GeForce 2 MX procesoriumi, kuris įgalina kompiuterį idealiai atvaizduoti naujus trimačius žaidimus. Galingas 750 MHz AMD Athlon procesorius, 128 MB darbinės atminties, 15 GB kietasis diskas, o taip pat 17 colių ProView monitorius su plokščiu kineskopu. Kompiuteris BMS Vikingas už labai gerą 3,5 tūkstančių litų kainą. Smagus monstras, ar ne? 128 MB darbinės atminties. Wow. Mano iPhone'as turi, man atrodo, kad daugiau. Tai ką, bandysime jums kiekvieną laidą iškasti vieną kitą archyvinę auksinę senieną. Kodėlgi nepristačius laidoj dar vienos naujos rubrikos? Tebūnie. Pavadinkim šią rubriką Žiūrovai valdo. Rubrika Žiūrovai valdo, kurioje jūs valdot laidą, o valdot rašydami atsiliepimus. Noriu paskaityti vieną kitą ir aišku atsakyti laidoje į juos taip pat. Taigi, rašo mums žiūrovas. Sakė, kad bus be cenzūros. Tai dabar tikriausiai vietoj žodžio klik išdrys vartoti žodį pyst. Come on, žmogau anonime. Žodį pist galima vartoti kaip ištiktuką, nes tai yra ištiktukas ir jis yra oficialiam lietuvių kalbos žodyne ir jis yra vartotinas ir jokios čia necenzūros tam nereikia. Pavyzdžiui, pist ir atleido iš darbo, ar ne? Va toks yra šio ištiktuko vartojimas. Gerai, rubrikoje dar vienas laiškas. Iš kur pinigų laidom kurt gaunate? Ar ne jau nemokamai kuriate ir laukiate reklamos užsakovų? Siausalas pasirašo. Taip, kuriame laidas nemokamai ir laukiame reklamos užsakovų. Ir šioje vietoje aš iškart prisiminiau, kad laidoje turi būti reklaminė pertraukėlė. Ir kaip jau tapo šį sezoną tradicija, mes, kadangi neturime reklamos, tai galime parodyti, kaip mes gyvename ir ką veikiame tuo metu, kuomet turėtų būti rodoma reklama. Taigi, apsimeskime, kad išeiname į reklamos bloką. Laidoje NKTV dabar reklamos pertraukėlė. Mam? Ką pietum? Padaryk man kotletukų. Gali padaryti kotletukų? Nu. Bet davai ne kiaulę, o iš kalakutienos, gerai? Kiaulę tai žmok. Nebegaliu šitos kiaulės valgyti. Gerai. Ir dėk klausyk šitų. Nedėk mano kruopų į vidų, gerai? Jau geriau džiuvesiukų daugiau. Džiuvesiukų. Ir galėtum, kai troškinsi, tai grietinėlės truputį, gerai? Aha. O šitą, o turi marinuotų burokėlių? Jo. Daug marinuotų, daug. Gerai. Nu, viskas. Bučkis man, myliu, atvažiuosiu papietauti, gerai? Atvešiu šokoladą, atvešiu, gerai. Visi turiu filmuoti. Ate, turim bėgti. Čiau. Atėjo laikas pasekti jums kompiuterinį anekdotą, šiek tiek pajuokinti jūs. Kaip ir įprasta lietuviškoje televizijoje, aš dabar turėčiau pagreitėti. Juliau, duok gazo. Va, dabar aš greitesnis, ar ne? Gerai, kompiuterinis anekdotas šiandien yra toks. Eina programeris miegoti. Eina miegoti ir prie lovos nakčiai pasideda 2 stiklinės. Viena stiklinė pilna, jeigu norėtų naktį atsigerti vandens. Ir antra stiklinė tuščia, jeigu nenorėtų. Va, juokitės, labai juokingas anekdotas.
Čia noriu pasidžiaugti, kad egzistuoja tam tikra atsvara laidos NK TV kūrėjų infantiliškumui ir nebrandizmui arba nesubrandimui. Tokia atsvara yra Paulius Bagdonas. Mūsų žiūrovas, kurį mes labai gerbiam ir kuris mums parašė didelį laišką su konstruktyvia kritika ir pastabomis, ką mes galėtume padaryti geriau. Tai vienas iš tokių dalykų, ką mes galime padaryti geriau, tai yra rodyti interneto svetainės, kurios yra ne kokios ten bim-bim-bam-bam vaikų darželis, o rimtos, naudingos ir praversiančios žmonėms. Paulius Bagdonas keletą tokių mums ir prisegė, vieną iš jų dabar rodome. Ačiū labai, Pauliau, tau. Taigi, pirmoji svetainė šiandien yra Pauliaus Bagdono atsiųsta nuotraukų ir vaizdų redagavimo programa pixlr.com. Labai neįmanoma ištarti, bet ką darysi. Žodžiu, jeigu jūs naudojatės Photoshopu ir norite turėti tam tikrą mobilią versiją, bet kada internete prieiti prie jos. Pixlr.com. Čia nueinat ir galite redaguoti savo nuotrauką. Na, pavyzdžiui, aš parodysiu, kaip galima pažaisti su pandute. Open image. Aš turiu pandą. Va. Matot, pandutė. Galima ką nors jį padaryti. Pavyzdžiui, padažyti pilvą. Va. Kažkaip man atrodo, kad aš gadinu Pauliaus Bagdono rekomendaciją ir vėl darau kvailus vaikiškus dalykus. Tuomet atlikim naudingą funkciją, kuri yra Bloat Tool. Kas čia bus dabar? Oi. Šiek tiek juokinga. Matot, kaip galima su pandos galva padaryti. Žodžiu, aš esu visiškai beviltiška šituose reikaluose, prisipažinsiu, pats nemoku naudotis Photoshopu, bet labai gerbiu žmonės, kurie moka tą daryti. Ir jeigu jums reikia šiek tiek paprastesnio dalyko, šiek tiek galbūt netiek daug kainuojančio dalyko, o konkrečiai šitas dalykas kainuoja $0, tai svetainė yra jūsų paslaugoms, registruokite, saugokite nuotraukas, netgi galite sluoksniais dirbti, kas yra interneto redagavimo programoje ganėtinai neblogai. Pauliau Bagdonai, ačiū. Tu šaunuolis. Tęsėme į sveiką protą atėjusią NK TV rubriką tinkle. Ką reiškia sveiką protą, o tai reiškia nerodančią nesąmoningų svetainių ir vaikiškų ten visokių. Negalima vaikiškų rodyti. Tik suaugusiams svetainės. Gerai, Kestas Janickas atsiuntė mums kitą nuorodą. Kestai, linkėjimai, matau tave nuolat Facebook'e, šaunuolis, tikras laidos fanas. Truputėlį beje nuotraukai tu esi į Radžį panašus. Taip, pažiūrėk iš šono. Bet tai nieko blogo nėra, ar ne? Kas blogo Radžiai? Nieko. Gerai, žiūrim, ką atsiuntė Kestas. O Kestas atsiuntė įrankį, kuris gali padėti jums pasigaminti savo svetainę. Homepage'ą taip vadinam. Ir labai greitai ir labai paprastai ir tam nereikia absoliučiai jokių programavimo žinių. Užeinat, užsiregistruojat per minutę kitą ir tada darom puslapį. Pagaminkim. Pasirinkim šabloną. Nu, žinokit, peržiūrėjau visus šablonus ir pats dailiausias yra šitas, va, su vilku. Va, fantastika. Norėčiau pagaminti puslapį savo draugui Simui. Kodėlgi ne? Gerai, einame čia ir iš karto mus kviečia patvarkyti tekstą. Patvarkome tekstą. Skiriu mano draugui, su jotgale parašysiu, Simui, šauktukas. Va, matot iš kart viršui, skiriu mano, fantastika. Simas. Apie Simą. Simas yra nuostabus žmogus. Ir kitokį mėšlą galiu čia parašyti. O kol rašau parašyti, reikia rašyti parašyti. Taškas. Žodžiu, dabar šitą šedevrą aš paversiu vartojamų puslapį. Svetainė sukonstruota, paspausiu publish. Tai yra išviešinti. Išviešinau, bičiuliai. Dabar patikrinam, ar tas puslapis egzistuoja. Yes! Pirmas mano gyvenime sukurtas puslapis ir iš karto toks gražus. Kestai, ačiū. Netrukus jūsų video lange atsiras padaras, kuris skaitys jūsų mintis. Ir ne tai ne aš.
Aš to tikrai negaliu, bet aš padaras. Gerai. Erikas ir Evaldas, abudu mūsų Facebook'o sienos, papausino nuorodą, kurią aš prisipažinsiu jau žinojau ir kažkada esu bandęs, bet kodėlgi neprisiminus mintis skaitančio džino. Einam pas jį. Žaidimo esmė yra tokia. Jūs sugalvojate įžymų žmogų. Nesvarbu, iš kurio pasaulio galo jūs jį sugalvojate. Ir tuomet leidžiate džinui klausimų būdu spėlioti, klausinėti jūsų. Jeigu jūs atsakote taip arba ne, pagal tai džinas susidaro nuomonę, ką jūs turite omeny ir galų gale po kažkiek klausimų pasako, pam bičiuli, tu galvoji apie tą žvaigždę. Žiūrėkit, džinas nežino, ką aš dabar galvoju. Aš dabar jums rodau, ką aš galvoju, o aš galvoju apie dainininkę Madoną. Madona dainininkė. Džinas negirdėjo. Leiskim džinui paspėlioti. Pirmas klausimas. Ar šis veikėjas tikras? Taip. Ar jis yra moteris? Yes. Ar jis yra... Ar šis veikėjas yra dainininkas, dainininkė? Taip. Ar jis gyvena Amerikoje? Taip. Ar turi vaikų? Taip, Madona turi vaikų. Epičia. Tai čia yra sportininkas, kuris beisbolo... Ne, nėra jis pičeris. Ar veikėjų yra daugiau nei 40? Taip, Madona yra daugiau nei 40. Ar veikėjas vaidina Amerikos pyrago filme? Ne, nevaidina Madona ten. Ar kaunasi kortomis? Ne. Ar blondinė? Tebūnie blondinė. Madona blondinė, ar ne? Ar šitas veikėjas kada nors ekrane yra pabučiavęs kitą merginą? Yra. Pamenat bučinį su Britney Spears? Ar veikėjas yra prancūzų mokytojas? Ne, nu kas čia? Ar jis yra vienas iš daugiausiai pasaulio įrašų pardavusių žmonių? Taip. Džinas, ką galvoja? Madona. Va. Kai pirmą kartą pabandai, įspūdį daro. Pabandysiu aš ir antrą kartą, bet po filmavimo. Gerai? O kas bus dabar, aš jau žinau. Kai aš jums parodysiu kitą puslapį, pasipils komentarai. Ir vėl laida apie Apple. Bla, bla, bla. iPhone'ai, iPad'ai, bla, bla. Bičiuliai, ką aš galiu padaryti? Mėgstu aš tą obuoliuką. Nu, mėgstu. Tarpu, aš dirbu su žmogum, kuriuo jūs nematot. Kuris yra, va ten, jis yra už 5 metrų. Jis sako bla, bla, bla. Jis tada bliauna ir rėkia, kaip jis nekenčia ir nori, kad uždraustų šitus prietaisus. Bet puiku, mes galim kartu dirbti ir gyventi. Aš myliu iPhone'us, jis nekenčia. Bet kuriuo atveju eikime į puslapį. Va ir iBlog, naujienos apie Apple. Artūras Budrys atsiuntė mums šią svetainę. Ačiū, Artūrai. Gražu jau vien tai, kad sninga sniegas. Pirmas puslapis, kuriame aš matau sniegą. Fantastika. Yra naujienos, gražiai pateiktos apie Apple reikalus, iPad'ai, iPhone'ai, Steve Jobso knyga, bla, 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 bla. Ką čia dar galima padaryti? Apie iPhone'o nulaužimą paskaityti. Gal susirasti iPad'o darbalaukį. Žodžiu, kol kas ne taip ir svarbu. Jeigu jūs norite paskaityti apie Apple reikalus, pačius naujausius ir kažkaip prijaučiate šiam prekės ženklui, tai iblog.lt yra vieta jums. Come on, neberašykit piktų komentarų, gerai? Nu, jei man patinka, aš pristačiau. Mes internete darau, ką noriu. Haha. Mantvidas Monti Pakštys. Noriu perduoti linkėjimus šiam žmogui ir visi jūs perduosit, nes jis mums pasiūlė parodyti tokį puslapį. Žiūrim. Prezi.com. Prezentacijos, kurias jūs galite daryti ne PowerPoint'e, o tiesiai internete. Kad jūs įsivaizduotumėt, apie ką čia kalba, pažiūrėkime, kaip atrodo, pavyzdžiui, Coca-Colos. Prezentūškė padaryta precija. Bla, 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 bla. Žodžiu, gražu. Pykt negali, viskas yra gražu. Ir visą tai jūs galite padaryti prisijungę prie svetainės. Galų gale nereiks tada į jokias fleškės perkelinėti reikalų, iš karto nueinate į puslapį ir ten darote savo prezentaciją. Dar vienas dalykas, kuris man patiko, tuoj parodysiu. Ir tai yra žmogaus padarytas prisistatymas. Na, ne CV įprastąją prasme, bet kažkoks prisistatymas, kurį darė klasėje.
kur žmogus užaugo, kur ėjo į mokyklą, pirmas darbas ir kita velniava. Puiku. Tikrai ačiū už šaunę svetainę. Tai ką, geresnės svetainės buvo negu įprastai. Nebejokaujam jau taip, nebe cirkus krečia mane. Tai va, rimti mes esam pasirodo, net ir internete. Gerai, aišku, visko mes parodysim ir pabairausim ir pabūsime rimti. Jeigu jūs norite parodyti tą, ką surandate internete, papaustinkit ant mūsų Facebooko sienos nuorodą. Mes pažiūrėsime akimis, susirasime ir įdėsime į interneto televizijos laidą NKTV. Ačiū iš anksto. Negaliu to logiškai ir visiškai racionaliai paaiškinti, bet aš turiu tam tikrą norą ir netgi jaučiu pareigą papasakoti jums šį bei tą iš mūsų žaidimų rubrikos redaktoriaus Martyno gyvenimo. Na, nuolat jūs girdite apie tai, kaip jisai skolingas dėl savo žaidimo laiko žmonai, po to eina į shopping centrą ten pirkti ir visą perka jai. Dabargi kitas dalykas atsitiko Martyno gyvenime, ogi suskilo jo smartphone'o ekranas. Ne, aš tikrai dėl to labai nesidžiaugiu, nors kažkaip aš jam sakiau, kad reikia pirkti kitą, bet jis nusipirko būtent tą. Ir jis ir suskilo, ir sudužo. Ir kažkaip neveltui, vėlgi sutapimas, nes pirmas žaidimas, apie kurį pasakojame šiandien, gali būti žaidžiamas ir smartphone'uose. Žinot, po truputėlį, sendamas, darausi vis tik sentimentalus. Nes kažkaip prisimenu tuos laikus, kai prie senuko 286 kompo su mygtuku turbo mokykloj kaldavom su bičiuliais Prince of Persia arba Prehistoric, tokius geimus, Prehistoric, va toks ir pavadinimas jums, ne? O dabar praėjo jau 10 metų nuo trečiosios Grand Theft Auto dalies išleidimo. Galite įsivaizduoti, ką? Nuėjų metų 15, tai nėra ko šiai įsivaizduoti, tiesiog tokie seniai kaip aš galėtų su manim susitapatinti ir prisiminti. Tai va tuomet prieš 10-metį kompai dar neturėjo terabaitinių diskų, o mobiliakai buvo juodai baltais ekranais ir skirti buvo SMS rašyti. Dabargi telefonai labiau primena kompus negu skambinimo aparatus. Todėl Rockstar Games vyrukai nusprendė Grand Theft Auto 3 Anniversary Edition išleisti būtent išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams su Android bei iOS operacinėmis sistemomis. Jei esate žaidę GTA 3 Anniversary Edition, iš esmės nieko naujo nepamatysite. Pagrindinis herojus tas pats, istorija ta pati, tiesa grafika, ypač lyginant su konsoliniais žaidimais, tikrai geresnė. Kūrėjai sako, kad Anniversary Edition rezoliucija yra dvigubai didesnė nei versijos konsolėms. Tai gerai, tik klausimas, kiek tos rezoliucijos reikia kapojant GTA ant iPhone'o. Įdomiausia žaidimo dalis be jokios abejonės yra valdymas. Akivaizdu, kad nei ant iPhone'ų, nei ant kitų pedų mygtukų nėra. Todėl teks maigyti virtualius mygtukus. Tie mygtukai priklausys nuo to, ką reikia daryti žaidime. Praktiškai tai atrodys štai kaip. Jei ką tik kokiam pižui iš panosės nujojote automobilį, iššoks greičio akceleratoriaus, stabdžio ir vairavimo mygtukai. Jei braižotės po miestą su molotovo kokteiliu rankoje, mygtukų rinkinys bus kitoks. Tų mygtukų pozicijas ekrane ir dydį reguliuoti galėsite patys. Herojų valdysite ne tik mygtukais, bet ir durdami tiesiog pirštų į ekraną. Kiek toks valdymas patogus klausimas. Žaidžiant kokiu didesniu iPad'u, pavyzdžiui, gal ir pakenčiama. Bet jei badysite po iPhone'o ekraną, tikriausiai greičiausiai panorėsite įtėkšti į sieną, negu įveiksite žaidimą iki galo. Bet į sieną netėkškite, labai brangus daiktas paraliais. GTA 3 Anniversary Edition bus autosave galimybė, kuri leis žaidimą dažniau išjungti ir įjungti. Pavyzdžiui, nuobodžių paskaitų ar mieli moksleiviai pamokų metu. Taip pat įdiegta misijų peržaidimo opcija tuo atveju, jei kažkurios neįveiksite. Kiek girdėjome atsiliepimų, tie, kas žaidė šį žaidimą, valdymo pernelyg nepeikė. Daugiausia problemų yra susijusių su tuo, kad skirtingose situacijose skiriasi mygtukai bei jų išsidėstymo vietos. Prie to tiesiog reikia priprasti. Kita problematiška vieta – taikymasis į priešo smogiukus arba farus. Šį dalyką dar labiau apsunkina maži ekranai. Tačiau laimiai žaidime įdiegta automatinio taikymosi funkcija, kuri gerai palengvina visą reikalą. Kadangi šią apžvalgą žaidimų redaktorius Martynas rašė anksčiau, tuomet, kuomet GTA dar nebuvo išėjęs, dabar linkime jums tuoj pat šokti į Android Marketą arba Apple App Store ir griebti šį grajų ir išbandyti bei po to pasidalinti įspūdžiais ant mūsų Facebooko sienos. Ačiū bičiuliai.
Assassin's Creed dabar yra visur. Kompiuteriuose kaip žaidimas, knygose kaip tekstas ir dar komiksai yra. Dar lyg ir filmą ketina kurti. Trūksta dar, kad išleistų Assassin's Creed traškučius arba kokią pigią kolą. Yra jis ir mūsų Facebooko komentaruose, kur aktyviai prašote, kad pakalbėtume apie paskutinę dalį Revelations. Kadangi čia internete dirbame jums, mieli mūsų žiūrovai, tai apie šį žaidimą ir kalbame. Revelations sutinkame Assassin's Creed fanams puikiai pažįstamą herojų Ezio Auditore Differencija. Jam tai tikriausiai bus paskutinis šios serijos žaidimas. Ezio žaidime gerokai senstelėjęs, o žudiko darbas yra gana pavojingas, reikalauja geros reakcijos ir tvirtų sąnarių. Senatvėje šie du dalykai sunkiai suderinami. O kadangi Ezio gyvena Renesanso eroje, tad apie kokius nors mechaninius implantus kalbos būti negali. Mūsų žudikas šį kartą siautėja Konstantinopolio mieste, kuris šiandieno žemėlapiuose pažymėtas kaip, kaip Stambulas. Teisingai. 16 amžiaus Konstantinopolis tai dūzgiantis metropolis su dangų remiančiais mečetės Hagija Sofija bokštais. Intrigos yra įsiūtos į šio miesto organizmą tarsi venos. Jomis apipinta ir miesto širdis – sultono šeima. Jei šį kartą Ezio ir dirbs. Dalykas, kuris pirmiausiai krenta į akis, įjungus Revelations, yra grožis. Po kompiuterinį 16 amžiaus Konstantinopolį galima tiesiog vaikščioti ir jo grožėtis. Įspūdingumu pribloškia didžiojo turgaus spalvų kakofonija, Hagijos Sofijos bokštai, nakties dangus, siauros gatvelės su prekeivių stelažais. Kuriant visas šias aplinkas, pragalvota kiekviena detalė. Todėl, vedžiodami Ezio Konstantinopolio labirintais, jausitės tarsi žiūrėdami Discovery laidą. Kas yra tikrai kieta, jei mėgstate istoriją. O jei istorijos nemėgstate, čia yra gausybė priešų, kuriems visiems reikės perrėžti gerkles. Tiesa, Revelations priešai bus geriau pasiruošę negu anksčiau. Visų pirma, čia susidursite su bokštuose pasislėpusiais ir per siaurus langelius šaudančiais šauliais. Pif paf. Juos su durklu pasiekti bus ypatingai sunku. Laimiai, Ezio turi nuosavą šautuvą, arbaletą, taip pat keletą svaidomų peilių ir bombų. Tikrai taip, nuo šiol žaidime galėsite patys pasigaminti bombų ir tam nereikės internete ieškoti jokių instrukcijų. Jūs sudėtinės dalis rasite skryniose bei gausite įgyvendinę užduotis. Gamybos procesas paprastas. Tai reikia pasirinkti crafting opciją, išsirinkti ingredientus ir voila, bomba pagaminta. O jų būna įvairių. Vienos ore paskleidžia naudingą mišinį, o kitos ir sprogsta, kaip ir turėtų. Revelations yra keletas įdomių multiplayer galimybių. Vienoje turėsite tikslą nužudyti kitą žaidėją, tačiau tikslios jo buvimo vietos nežinote. Tad įsimaišote į minę ir stengiatės identifikuoti savo auką. Tačiau tuo pat metu žvalgote savo per petį. Štai taip žvalgausi savo per petį ir girdit, kaip garsas keičiasi, nes nuo mikrofono nutolstu. Tai va, žvalgote savo per petį, nes kažkieno tikslas esate jūs pats. Tarp kitų multiplayer galimybių – tradicinės Deathmatch, Capture the Flag bei Artifact Assault. Pastaroji primena Capture the Flag. Tik čia priešo vėliavą jau turite, tai privalote ją saugiai pristatyti į savo bazę. Revelations, nors ir neturi kažkokių revoliucinių idėjų, visgi yra puikus geimas, kuriam tikrai verta paskirti keletą žiemos vakarų. Tik neaukokite dėl jo šeimininių santykių. Kaip tai kartais padaro mūsų žaidimų redaktorius Martynas. Tokios didelės aukos vertas nebent Skyrim. Tai tiek tos trečios internetinės NKTV. Didžiulis dėkui, kad žiūrėjote, didžiulis dėkui, kad rašote, didžiulis dėkui, kad kritikuojate ir sakote, ką mes galėtume padaryti geriau. Tikrai ačiū už tai, mes skaitome, mes žiūrime, mes stengiamės. Dar norėčiau padėkoti dviem žmonėm, pasakyti ypatingai didelį ačiū. Tai yra Vaidui iš portalo Delfi ir Gediminui iš portalo 15min.lt. Jų dėka daugiau žmonių Lietuvoje gali pamatyti NKTV. Taigi, ačiū. Tiek ir puoselėkime mūsų tradiciją. Pabaikime laidą neigiamų komentarų apie ją. Mums rašo Albinas. Nusibodus šita laida. 10 metų vaikai daugiau žino, nei šitoj laidoj parodo. Tai tiek. Susitiksime po savaitės, kitą sekmadienį. Iki. Viskas, ne? Gerai. Na, Alviduk, eime. Važiuojam namučia. Suvalgysim kotletuką.